but it's just mainly some things that I gleaned from Scripture from my heart. Nes tai, ką noriu šiandien pasidalinti, tai ne tiek pagal planelį, kiek tokie dalykai, kurie iš mano širdies. And I'll count much on Sabina, her skill in sharing it with you. Ir aš pasikliausiu Sabiną, kaip ji tai perteiks jums. And I'm confident she can do that. Ir pasitikiu, kad ji tai gali padaryti. When you think about relationships, that's everyday life. Kai galvojam apie santykius, tai juk kasdienis gyvenimas. And I don't know that I know enough to teach about the subject, but I've had a lot of experience in trying it. Nežinau, ar galiu, ar aš turiu pakankamai patirties kalbėti apie tokį dalyką, bet atrodo šitą jau patyriau. It's like the Scripture says that iron sharpens iron, and it's in our relationships that we grow. Ir kaip raštas sako, kad geležis galanda geležį, tai juk būtent per santykius mes augame. It's in relationships that we learn we're not alike. Ir we're not the same. No two people are the same. Ir būtent santykyje mes suprantame, kad mes nesame vienodi, nėra dviejų vienodų žmonių. I'll tell that illustration I told you. A long time ago I heard a wise man say. Ir labai seniai man vienas išmintingas žmogus pasakė. He said, we are individuals, we don't think alike. Sako, kad mes esam individai, mes asmenys, kurie negalvojam vienodai. And in anything in life, if two people agree on everything all the time, Ir jeigu du žmonės gyvenime sutinka dėl absoliučiai visko, one of them is unnecessary. tai vienas nereikalingas. And so that's the way life works. We're all different. Toks jau gyvenimas, mes visi esam skirtingi. And that's a good thing. Ir tai geras dalykas, Because we're unique. nes esam unikalūs, We think different, we dress different, we walk different, we act different. mes mąstom skirtingai, rengiamės skirtingai, galvojam skirtingai, elgiamės skirtingai. And it's God who made us unique. Ir tai Dievas, kuris sukūrė mus tokius skirtingus. And so, but in our uniqueness still, there'll be disagreements between two people. What's the key then on getting along? Ir būdami tokie unikalūs, mes vis dėl kažko nesutarsime. Tai kaip mes galime susikalbėti? I believe the answer is simple, but the application is a challenge. Manau, kad atsakymas paprastas, bet labai sunku jį pritaikyti. The one who is the best at forgiveness. Tai tas, kuriam geriausiai sekasi atleisti. Forgiveness is the key to growing in our relationships. Atleidimas yra raktas į santykius. And that's why I wanted to bring Matthew 8, could get 3 or 4 messages. Matthew 18, that's your homework assignment. Read Matthew 18 later on. Jums namų darbai paskaityti Mato Evangelijos 18 skyrių. And it's all there by the master teacher, the Lord Jesus Christ. Ir viešpats Jėzus viską ten paaiškino. He points out the keys to forgiveness and the price of forgiveness. Jis paaiškina ir kaip atleisti ir kiek kainuoja atleidimas. The key to forgiveness is understanding the price, and forgiveness always comes with a great price. Ir jeigu nori mokėti atleisti, tai turim suprasti, kiek atleidimas kainuoja, o jis kainuoja labai daug. The one who does the forgiving is the one who pays the price. Tas, kuris atleidžia, sumoka tą kainą. And it's always that way. What's the picture of the greatest forgiveness and the greatest price? Ir kas mums parodo tą didį atleidimą ir tą didelę sumokėtą kainą? John 3:16. Jono 3:16. God so loved the world Dievas taip pamilo pasaulį. that he gave more than anyone could. Ir jis davė daugiau negu bet kas galėtų duoti. And he gave all that he could. Ir davė viską, ką tik galėjo duoti. In giving his son for the forgiveness of our sins. Jis atidavė savo sūnų, kad mūsų nuodėmės būtų atleistos. The model for forgiveness is God. Jis mums parodo, kas yra atleidimas. And the pattern to challenge and the challenge to follow that comes from God to us. Forgive one another. Ir tas Dievas, jis moko mus atleisti vieni kitiems. I believe that there's in Scripture, I believe there's a pattern. There's a hero of mine that's not spoken of much, but he's a great hero by the name of Barnabas. Ir rašte yra vienas toks asmuo, kuris man kaip herojus, nors apie jį nėra rašoma labai daug, tai yra Barnabas. He's the one I'd like to look at this morning. Ir aš norėčiau jį pažvelgti kartu su jumis šį rytą. Another wise man told me a long time ago something else that helped me. Ir kitas išmintingas žmogus man yra pasakęs. And I've lived a long time now. I'm 76 years old. Man atrodo, tai pasakė, kai man dar tik 6 metai buvo. So I can tell you how to do things wrong better than I can tell you how to do things right. But because I've made a lot of mistakes.
Aš padariau daug klaidų, tai tikriausiai galėčiau lengviau paaiškinti, kaip suklysti, negu kaip pataisyti viską. But experience has its price. Experience does come with a price. Bet patirtis jie kainuoja. There's the wise man told me there are 3 people that we need in our life to grow. Ir tas išmintingas žmogus yra pasakęs, kad mums reikia 3 žmonių savo gyvenime, kad galėtume augti. One of those people is a Barnabas, one who fits the pattern of a Barnabas. Ir vienas tokių žmonių tai yra panašus į Barnabą. That's someone that usually older, wise, a mentor, a teacher, someone you can go to. Tai yra žmogus dažnai vyresnis už tave ir turintis daugiau patirties, pas kurį gali ateiti, prašyti patarimo. It's an older and wiser man or woman that you can share your heart with, you can laugh with, you can cry with, you can pray with. Tai vyresnis ir išmintingesnis vyras ar moteris, su kuriuo gali kalbėtis, melstis, dalintis džiaugsmais ir vargais. A Barnabas who has your best interest at heart and wants to see you grow. Tai toks Barnabas yra tas, kuriam labiau rūpi, kad tau būtų geriau ir nori, kad tu augtum. We also need a Timothy. Ir mums taip pat reikia Timotiejaus. See, Paul had a Barnabas in his life, and Paul also had a Timothy, one that you can disciple and help to grow. Tai Paulius turėjo Barnabą, bet reikia turėti ir Timotiejų, tai tą žmogų, kuriam tu padėtum augti. And now, like Barnabas did with Saul of Tarsus, who became Paul the Apostle, you help them grow in maturity and make have a successful life. Tai kaip Barnabas padėjo Pauliui, buvusiam Sauliui iš Tarso, augti, taip ir tu turi padėti kam nors augti tikėjime. And we also need a group to whom we're accountable. Ir mums reikia grupė žmonių, kuriems būtume atskaitingi. That's the beauty of the local New Testament church. Ir tuo yra labai graži Naujojo Testamento bažnyčia. In the bigger picture, we're part of that body that grows together. Ir mes esame dalis to Kristaus kūno, kurie augame drauge. But usually out of that group there's a smaller group to whom we can share our burdens and pray with and identify with. Ir dažnai toje vietinėje bažnyčioje yra mažesnė grupelė žmonių, su kuriais mes galime dalintis savo džiaugsmais ir savo sunkumais. Everyone needs those 3 individuals or groups of individuals to help them grow and mature and to grow in the Lord. Ir mums visiems reikia tokių 3 tipų žmonių, kad galėtume augti. And Barnabas models for me the pattern of the forgiving servant spirit. Ir man Barnabas yra toks pavyzdys, kuris parodo, ką reiškia turėti pasitarnaujančią širdį. What would be a good definition for servant spirit? Kaip galima apibrėžti, kas yra pasitarnaujantis širdis? One who has a true servant's heart. Kas turi tą tarno širdį. This is something else I learned. Everything I know I learned from somebody else, okay? Viskas, ką aš žinau, tai aš išmokau iš kažko kito. Most of it from Brother Gerardo, but I'm not around him very much. I need to be around him more. Daug iš brolio Gerardo, bet ne tik iš jo ir dabar ne taip jau dažnai mes matomės. No, everything I know I learned from someone else. And I learned this is a good definition I like. Ir šitą apibrėžimą irgi išmokau iš kažko kito. Ir man patinka šitas apibrėžimas. One with a servant spirit is one who has the desire for the success of another. Tai tas, kuris turi pasitarnaujančią širdį, tai yra tas, kuris trokšta viso ko geriausio kitam žmogui. Without the thought of something for self in return. Ir neturi kažkokių savanaudiškų paskatų. Self doesn't enter the picture. Ir jis visai negalvoja apie save. It's the servant heart that desires the success of another without any thought for something in return for self. Pasitarnaujanti širdis yra ta, kuri nori geriausio kitam žmogui ir negalvoja apie tai, kas būtų geriausia savo pačiam. So let's look for just a few minutes at Barnabas, and I think that he modeled for us what the business of maintaining a good relationship is all about. Galim pažvelgti į Barnabą, manau, jis mums yra geras pavyzdys, kaip reikia palaikyti gerus santykius. Acts chapter 11. Apaštalų darbų 11 skyrius. And verses 22 eilutė through 24. Iki 24. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis ir ji išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus ryžtinga širdimi pasilikti su viešpačiu. Mat jis buvo geras vyras, kupinas šventosios dvasios ir tikėjimo, ir viešpačiui prisidėjo didelis būrys. In the book of Acts, we're told about Barnabas in about 4 or 5 places. We'll look at them. This is the 3rd mention of Barnabas, by the way.
Šventajame rašte yra kalbama apie Barnabą maždaug 4 ar 5 kartus ir čia jisai jau paminimas Biblijoje 3 kartą. And he is asked by the church at Jerusalem to go down to Antioch of Syria, where there's a new church. Ir Jeruzalės bažnyčia siunčia jį į Antiochiją, kur yra nauja bažnyčia. Good news has come from there. That church is growing and flourishing. Ir jie išgirdo gerų žinių iš tos bažnyčios, kad ta bažnyčia auga ir statydinasi. And the church at Jerusalem asked Barnabas to go and visit the church and learn the story of what's going on and how things are. Ir Jeruzalės bažnyčia paprašė Barnabo, kad jis nuvyktų į Antiochiją ir sužinotų, kaip jiems sekasi. And it's good news. The church is doing well, thriving, doctrinally, spiritually, they're growing. Ir puikios žinios, jiem labai gerai sekasi, jie auga ir stiprėja. And he becomes a part of that spirit later on. But he's asked by the church at Jerusalem, they have confidence in him and his spiritual state or level to go and be their representative, their eyes and their ears to learn about this church. Ir Jeruzalės bažnyčia pasitikė Barnabu, pasitikė jo dvasinę brandą, kad jis galėtų būti tarsi tos Jeruzalės bažnyčios akis ir viską sužinoti apie Antiochijos bažnyčią. In verse 24, the scripture calls Barnabas a good man. Ir 24 eilutėje matome, kad Barnabas vadinamas geru vyru. Only 2 men in scripture are called good men. Tik tai 2 vyrai Biblijoje yra vadinami gerais vyrais. It is Barnabas Tai Barnabas and Joseph of Arimathea, ir Juozapas iš Arimatėjos, who furnished a tomb and begged the body of the Lord Jesus for burial there. kuris savo kape palaidojo viešpatį Jėzų Kristų. So it's quite a compliment for scripture to call someone a good man. Tai čia tikrai didelis komplimentas, kad And- vadinamas žmogus And geru. the church at Jerusalem asked Barnabas, a good man, to go, be their eyes, their ears, and learn about this church. Taigi Jeruzalės bažnyčia paprašė Barnabo, kad jis nuvyktų ir sužinotų, kaip Antiochijos bažnyčiai Well, sekasi. how did he earn that title, a good man? Ir kaip jis užsitarnavo tą tokį titulą, kad būtų vadinamas geru vyru. Well, chapter 4, verses 36 and 37, if you want to look there, is the first mention of Barnabas. Ir pirmą kartą Barnabas yra minimas Apaštalų darbų 4 skyriuje, 36 ir 37 eilutėse. Read those 2 verses, please. Jozė apaštalų pramintas Barnabu, išvertus tai reiškia paguodos sūnus, Levitas kilęs iš Kipro, pardavė savo žemės sklypą, atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų. When it mentions what he did, he sold land and he gave the money from that land to the church to advance the cause of the Lord Jesus Christ. Taigi sakoma, ką jis padarė, ką Barnabas nuveikė, jisai pardavė savo žemės ir paaukojo tos pinigus bažnyčiai, kad būtų daromi Dievo darbai. He was a good man because he gave out of a heart of love to the cause of the Lord. Jis buvo geras vyras, nes jis iš savo geros širdies, nuoširdžios širdies aukojo Dievo tikslams. We already mentioned it, God so loved that he gave. Ir kaip jau skaitėm, Dievas taip pamilo, kad jis atidavė, davė. We can't match his love or his giving, but that's a pattern for it. Love and giving go together. Tai kaip matom, ir mylėti, ir duoti, šie dalykai eina drauge. Someone has said we can give without loving, but we cannot love without giving. Sako, yra toks pasakymas, kad mes galime duoti be meilės, bet mes negalime mylėti ir nieko neduoti. So Barnabas is first mentioned as a man who gave out of a heart of love, and it got the attention of the church, and he served out of that heart of love. Tai kaip matome, Barnabas minimas pirmą kartą kaip žmogus, kuris davė, ir jis bažnyčioje buvo žinomas irgi kaip žmogus, kuris duoda ir myli. That's where his name was Joseph, but they changed his name, or they called him Barnabas, son of consolation. Jo vardas buvo Jozė, bet jį pavadino Barnabu, o tai reiškia paguodos sūnus. You think about Barnabas then being what we would say in English, he was a blessing. Barnabas, jis buvo tikras palaiminimas. Don't you like to be around people like that? Argi jums nepatinka būti šalia tokių žmonių? Yeah, this means yes, right? Yeah. Tai be abejo. We like to be around people that are a blessing. And Barnabas earned his place in the hearts of the church and the people because of who he was and what he did. He was a blessing. Ir Barnabas, jis tokią padėtį, tokį vardą užsitarnavo tarp žmonių, todėl nes jis buvo palaiminimas kitiems It žmonėms. earned him a new name. Jis netgi užsitarnavo naują vardą. What a great blessing he was. And so he was a good man. Koks didelis palaiminimas jis buvo. Jis iš tiesų buvo geras žmogus. He was a good man because he gave out of a heart
of love. Jis buvo geras vyras, nes jis davė, aukojo iš mylinčio širdies. The second mention of Barnabas Antrą kartą Barnabas yra minimas is in chapter 9. 9 skyriuje apaštalų darbų. Saul of Tarsus has been converted. He was a Pharisee of the Pharisees, and he persecuted the church in Jerusalem. Saulius iš Tarso atsivertė, iš pradžių jis buvo fariziejus ir persekiojo Dievo bažnyčią. But on the road to Damascus, he was wonderfully converted and believed on the Lord Jesus. Bet pakeliui į Damaską jis atsivertė ir įtikėjo viešpačiu Jėzumi Kristumi. Then according to Galatians, he was 3 years in the desert of Arabia and then came back to Damascus for a while and then went to Jerusalem for the first time. Ir kaip rašoma Galatams laiške, Paulius praleido net 3 metus dykumoje prieš grįždamas į Damaską. And this verse picks up where on his first visit to Jerusalem, here was his first visit and here's the way he was received. Ir 9 skyriuje apaštalų darbų rašoma, kaip Saulius pirmą kartą apsilankė Jeruzalėje ir kaip jis buvo sutiktas. Read those verses 26 through 28, please. Eilutės 9 skyriaus nuo 26 iki 28 eilutės. Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo bijojo, netikėdami jį esant mokinį. Bet Barnabas pasiėmęs jį, nusivedė pas apaštalus ir jiems papasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs viešpatį ir jis kalbėjo su juo, ir kaip Damaske jis drąsiai kalbėjęs Jėzaus vardu. Taip jis liko su jais Jeruzalėje ir drąsiai kalbėjo viešpaties Jėzaus vardu. The great apostle Paul didn't start out that way. Apaštalas Paulius nebuvo toks jau didis apaštalas nuo pat pradžių. From his conversion until later on, he was still received with a doubtful eye by many people. Was this Pharisee really converted? Nuo tada, kai jis atsivertė, daug kas jį žiūrėjo labai skeptiškai ir galvojo, ar jis tikrai įtikėjęs. And on his first visit back to Jerusalem, since leaving with orders to persecute Christians, he comes back with the testimony, I'm a Christian. Ir iš pradžių jis lankėsi Jeruzalėje, norėdamas nužudyti krikščionis, o dabar grįžta į Jeruzalę ir sako, kad aš krikščionis, aš įtikėjau. The church in Jerusalem didn't believe him. Ir bažnyčia Jeruzalėje jo netikėjo. We can identify with that. We can identify with them being skeptical about this. Ir galim suprasti, kodėl jie buvo tokie skeptiški. He was the main persecutor of the church. Juk Paulius buvo tas, kuris persekiojo bažnyčią. And now he comes back these few years later and says, I'm a part of it. I'm one of you now. O dabar jis grįžta po keliarių metų ir sako, aš vienas iš jūsų. And the church said, I'm not so sure about that. O bažnyčia sako, nežinau ar tikrai. What made the difference? Tai kas pasikeitė? Barnabas. Barnabas. Barnabas took a chance, by the way, okay? He stood and put his arm around Paul and said, he belongs to the Lord Jesus. He's one of us. Ir Barnabas, jisai pastovėjo už Paulių, jisai atėjo ir sako, ne, šitas vyras iš tiesų atsivertęs, mes kalbėjom su juo. There was not a welcome for him by the church at Jerusalem as a whole, but Barnabas took a chance on his friendship and said, he's one of us. He belongs to Jesus now. Ir nors Jeruzalės bažnyčia nemaloniai jį pasitiko, bet Barnabas surizikavo ir jis atsistojo kartu su Paulium ir sako, jis yra vienas iš mūsų. That's important to know when to take a chance on someone, isn't it? That's important to know when to stand up for someone. Tai svarbu žinoti, kada reikia pastovėti už kitą žmogų. Barnabas could have been silent, quiet, and stood back and said nothing. Barnabas galėjo tylėti ir stovėti atokiai ir nieko nesakyti. But rather he put his reputation on the line by vouching for or standing up for Saul of Tarsus. Ir jis net surizikavo savo reputaciją, nes jis stovėjo kartu, palaikė Saulių. And then in chapter 11, our text verse that we read today, the third mention of Barnabas. Ir trečią kartą Barnabas yra minimas. Is when he went to, when Barnabas that's when Barnabas went, that's when he went to Tarsus to get Saul. Mm-hmm. Where did I see that? Yeah. 25. The very next verse, that's correct. Okay. Right, verse number, when Barnabas came to Antioch from Jerusalem,
on behalf of the church at Jerusalem. Kai Barnabas nukeliavo į Antiochiją, Jeruzalės bažnyčios vardu, kaip jau kalbėjom anksčiau, He did one more thing. jis dar šitą nuveikė. He left Antioch and he went to Tarsus and got Saul, who had gone back. He was Saul of Tarsus, that's his hometown. Saul had gone back to Tarsus. Tai Barnabas nuvyko į Tarsą, kaip prašoma ieškoti Sauliaus. Saulius buvo kilęs iš Tarso, tai vadinasi, Saulius grįžo namo. So it begs the question, what was Saul doing in Tarsus? Kyla klausimas, kągi Saulius veikė Tarse. And I'll give you the biblical answer. Ir duosiu biblinį atsakymą. I don't know. Nežinau. And there's all kind of speculation, what he was doing in Tarsus, whatever. Galima spekuliuoti, kągi jisai veikė ten Tarse. The Bible doesn't say. Bet Biblija to mums nepasako. Was he discouraged and quitting? Ar jis jautėsi nusivylęs ir norėjo pasiduoti? Some say so, but the Bible doesn't say so. Vieni taip sako, bet to nematome Biblijoje. Tarsus is his hometown. Why did he go back there? I don't know. Tarsas yra Sauliaus gimtasis miestas. Ir kodėlgi Saulis ten sugrįžo, aš nežinau. But I know that things began to turn in Saul of Tarsus' life, and Barnabas too. Bet atrodo, kad kažkas ėmė keistis ir Sauliaus, ir Barnabo gyvenimuose. When he took the trouble to go to Tarsus and find Saul, Kai Barnabas nuvyko į Tarsą ieškoti Sauliaus and brought him back to Antioch, ir susigrąžino jį į Antiochiją. and there the Bible says they labored for more than a year teaching and ministering in the church at Antioch of Syria. Biblija sako, kad jie du ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir mokė gausų būrį. And that's when things began to change and turn in the life of Saul of Tarsus, who had become the great Paul the Apostle. Ir ėmė keistis Sauliaus gyvenimas ir jis paskiau tapo didžiuoju apaštalu Pauliumi. And then in chapter number 13, the Spirit of God called Saul of Tarsus and Barnabas. And by the way, notice in verse number 2, look at chapter 13, Book of Acts chapter 13, Pažvelkime į apaštalų darbų 13 skyrių, verses 1 and 2. 1 ir 2 eilutes. Okay? Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų. Barnabas, Simeonas, pravardė Juodasis, Liucijus Kirenietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu ir Saulius. Kartą, kai jie tarnavo viešpačiui ir pasninkavo, šventoji dvasia pasakė: išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Notice who's named first in the call. Kas pirmas paminimas šitam šventosios dvasios pašaukime? I don't believe that's an accident. I believe it's the law of first mention. Barnabas is mentioned first. Manau, kad neatsitiktinai Barnabas yra pirmas paminimas. Look who's mentioned last in the group that is called. O toje grupėje paskutinis yra minimas Saulius. It's Saul. Okay? He's just, in other words, I don't believe that's just coincidence. I believe he's just one of the group. Ir Saulius buvo tiesiog grupės dalis, nemanau, kad čia atsitiktinumas, kad jie išvardyti tokia tvarka. But I believe that Barnabas is the main one. Bet Barnabas buvo tarsi pagrindinis. In experience, in vision, and everything else. I believe he's the main one. And Saul is part of the team. Ir Barnabas turėjo daug patirties, jis buvo vyresnis, o Saulius yra tos komandos dalis. And they go out, and you read that another one that they take with them is they take John Mark with them. Ir kitas žmogus su jais yra Jonas Morkus. In verse number 7, it says that about Sergius Paulus, a prudent man, called to Barnabas and Saul for his company on their first stop. Sergius Paulus calls for Barnabas and Saul and their company to come. 7 eilutėje matome, kad pakviesti yra Barnabas ir Saulius, kurie... Who called them? Sergius Paulus, this in verse 7. Šitas, matome, Sergijus Paulius, išmintingas vyras, jisai pasikvietė Barnabą ir Saulių ir norėjo pasiklausyti Dievo žodžio. Verse number 9 says, then it was Saul that became the spokesman, stood up, and he, being filled with the Holy Ghost, he set his idol, he preached the gospel. Ir matome 9 eilutėje, kad Saulius, kuris buvo kitaip vadinamas Pauliumi, jis buvo pripildytas šventosios dvasios ir ėmė skelbti evangeliją. Had a good experience of introducing the gospel to this area on their first stop. Ir galėjo pasidalinti evangeliją savo pirmoji kelionės stoteliai. Verse number 13, that visit's over and they're going to leave, okay? Ir 13 eilutėje matom, kad jis jau pasidalino evangeliją ir jie jau ketina išvykti. And as the group leaves, look what the group is called now. Ir kai ši grupė, komanda žmonių išvyksta, pažiūrėkime, kaip jie dabar vadinami. They're not called Barnabas and Saul and John Mark. Nebe Barnabas ir Saulius ir Jonas Morkus. Verse number 13 says, now when
Paul and his company. O 13 eilutė jis sako, kad išplaukė iš Pafo Paulius ir jo palydovai. They left that place to go to the next, and also it says one of the things that happened, John Mark departed from them and went back to Jerusalem. Taigi sakomi du dalykai. Visų pirma, kad Paulius ir jo palydovai nuvyko į kitą vietą ir Jonas Morkus pasitraukė nuo jų. So Mark, and why did Mark go back to Jerusalem? Kodėlgi Morkus sugrįžo į Jeruzalę? That's another question. I don't know. Kitas klausimas, į kurį atsakymą nežinau. But I know he wasn't finished. His work was not finished. Bet žinau, kad jų darbas dar nebuvo baigtas. Because later on, Barnabas takes John Mark and helps him and whatever. But when they leave here, it's called Paul and his company. Ir žinau, kad Jono Morkaus darbas dar nesibaigė ir matom jį ir kitose rašto vietose. Bet čia matome, kad iš Pafo išplaukė Paulius ir jo palydovai, taip vadinama ši kompanija. It's a simple statement, but it's an important point to make that they're called Paul and his company, and Barnabas has nothing to say about that. Ir matome, kad dabar ši grupė vadinama Paulius ir jo palydovai ir atrodo, kad Barnabas kažkaip tam neprieštarauja. No word of complaint, no word of being demoted or whatever, no word of any kind of complaint. Jis nesiskundžia. He's just happy to be part of Paul and his company. Ir atrodo, jis tiesiog džiaugiasi, kad gali būti šios grupės dalimi. I stress that because what's important is after the first journey, they came back to Syria, Antioch of Syria. Ir dėl ko noriu tai pabrėžti, tai kad po jų pirmos kelionės jie sugrįžo į Antiochiją. And then they get ready to go on the second journey. Ir išvyko į antrąją kelionę. And this is really important to me. Ir manau, tai labai svarbu. As they're getting ready to go, Paul says, let's go back and see how our brethren are doing. Kai jie ruošiasi išvykti, Paulius sako, kad reikia pažiūrėti, kaip tiem broliams sekasi. Barnabas says, wonderful idea, let's take John Mark with us. Barnabas sako, puikia mintis, reikia pasiimti su savimi Joną Morkų. And Paul said, no, we're not taking him, it's not a good idea. He quit one time, we're not taking him. O Paulius sako, ne, mes to nedarysim, jis vieną kartą pasitraukė nuo mūsų, tai daugiau jo neimsim su savim. Let's see, that's in Acts chapter 15. Did I give you that one? Ir dabar keliaujam į Apaštalų darbų 15 skyrių. Acts chapter 15, verse 31 through 40, 36 through 41. Yes, please. Nuo 36 iki 41 eilutės. Po kiek laiko Paulius tarė Barnabui, grįžkime, aplankykime brolius visose miestuose, kur skelbiame viešpaties žodį ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi. Barnabas norėjo pasiimti kartu ir Joną, vadinamą Morkumi, bet Paulius manė būsiant geriau neimti tokio, kuris Pamfilijoje buvo nuo jų pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. Kilo toks smarkus ginčas, kad jie vienas nuo kito atsiskyrė. Barnabas pasiėmęs Morkų išplaukė į Kiprą, o Paulius pasirinkęs Silą iškeliavo brolių patikėtas viešpaties maloniai. Jis leidosi per Siriją ir Kilikiją, stiprindamas bažnyčias. They're preparing to go on a second journey. Taigi jie ruošiasi antrai kelioniai. Barnabas says, wonderful idea, let's take John Mark, but Paul said no. Ir Barnabas sako, puikia mintis, mums reikės su savim pasiimti Joną Morkų, o Paulius nesutinka. So there becomes a disagreement between them. Taigi tarp jų kyla ginčas. Who's the one in the right and who's the one in the wrong? Kas teisus, o kas ne? Okay. How many say it was Barnabas? Kas sakytumėt, kad Barnabas teisus? Okay, I didn't get many. How many think it was Paul? O kas sakytumėt, kad Paulius? I got two, about the same amount, okay? Some of you voted twice, all right? Kai kurie balsavo 2 kartus. Doesn't matter, I don't really. Iš tiesų tai nėra svarbu. What matters is the way it was handled. Svarbu tai, kaip jie išsprendė šitą ginčą. Barnabas wanted to take John Mark because he knew the Lord wasn't finished with John Mark. Barnabas norėjo pasiimti Joną Morkų, nes tikėjo, kad jis dar gali pasidarbuoti. Well, how do you know that? Because later on, have you ever read the Gospel of Mark? Ar esat skaitę Morkaus evangeliją? Guess who the Lord used to pen that for us? Kągi Dievas panaudojo, kad ta evangelija būtų užrašyta. And guess who discipled him? Ir kasgi ją mentoriavo, jam padėjo augti? Guess who vouched for him? Kas balsavo, palaikė jį? Guess who vouched for him just like he vouched for Saul in front of the church in Jerusalem when they wouldn't accept him? Kas jį palaikė taip, kaip ir palaikė Jeruzalėje, kai palaikė Saulį Jeruzalėje, kai niekas nenorėjo jo priimti? Who's the brother that showed maturity? Kas buvo tas brolis, kuris parodė brandą?
I say it's Barnabas. Ir atrodo tai Barnabas. Saul, who is now Paul the Apostle, he's very brilliant, no doubt about it. He's very energetic and zealous, but he's still very young. Ir Saulius, jis buvo užsidegęs, jis buvo kupinas entuzijazmo, bet kartu ir jis buvo labai jaunas. And so look at verses. They made what happened. The two teams here. Oh, another question. Okay. Ir dar vienas klausimas. Two teams go out to do mission work. Išvyko dvi komandos misijų darbui. Paul and Silas. Silas had come from Jerusalem down there, by the way, same way they did. Paul and Silas go one way and have a tremendous ministry without a doubt. Paulius ir Silas išvyksta viena kryptimi, vienai tarnystei. Barnabas and John Mark go another direction. O Barnabas ir Jonas Morkus kitai tarnystei, kita kryptimi. And Barnabas walks off of the pages of Scripture, and we don't follow his journey. Ir paskiau jau nematome, kaip Barnabui sekėsi, nes apie jį raštas nerašo. The Lord recorded Paul's exploits and his journeys very carefully for us, and I'm glad he did. Ir matom, kad apaštalų darbų knygoje toliau užrašytos Pauliaus kelionės ir kaip jam sekėsi. Which team had the blessing of the church? Ir kurią komandą palaimino bažnyčia? I've heard questions about that too. Which team actually had the blessing of the church? Ir girdėjau klausimų ir apie tai, kuriągi komandą, kurią šių misijų grupę palaimino bažnyčia. Read verses 39 and 40. Paskaitykime 39 ir 40 eilutes. Kilo toks smarkus ginčas, kad jie vienas nuo kito atsiskyrė. Barnabas pasiėmęs Morkų išplaukė į Kiprą, o Paulius pasirinkęs Silą iškeliavo, brolių patikėtas viešpaties maloniai. I don't know Lithuanian, but Sabina helped me with this. Nežinau lietuvių kalbos, bet Sabina padės su tuo. In the English Bible, verses 39 and 40 are all one sentence. Two verses, but one sentence, one continuing thought. 39 ir 40 eilutės anglų kalbos Biblijoje yra kaip vienas sakinys, viena mintis. And it's the same in the Lithuanian Bible, right? Atrodo, kad taip ir lietuvių kalboje. Not two verses, not separate statements. Ne, atskiri teiginiai, bet vienas nuseklus. All one continuous thought. O viena mintis. So I ask you, who had church authority? Tai kuri komanda turėjo bažnyčios tą autoritetą, palaiminimą? I believe both of them did. Atrodo, kad abi. What happened was the church didn't send out one team this time, they sent out two teams. Ir atrodo, kaip galima suprasti, kad bažnyčia išsiuntė dvi komandas, o ne vieną. And out of a disagreement between two brethren, so Paul and Barnabas, Ir iš šio nesutarimo tarp Pauliaus ir Barnabo, because Barnabas showed the greater love in forgiveness and maturity, there became two missionary teams instead of just one. Barnabas parodė brandą ir kad jisai yra dvasiškai subrendęs ir taip atsirado dvi misijų komandos, o ne viena. That's a good thing. Ir manau, tai geras dalykas. When good comes out of a situation that could have been bad, it's a good thing. Ir kai kyla geri dalykai iš prastos situacijos, manau, kad tai yra gerai. So Barnabas and John Mark went another way from Paul and Silas, and we know that Barnabas, he'd helped Paul. Ir Barnabas jis padėjo Pauliui. And now he helped Mark. Dabar jisai padėjo Morkui. We see Mark mentioned a couple other times in Scripture, and we know, and like I said, we know that he became a great success, spiritually speaking, for the Lord. Ir Morkus paskiau minimas ir toliau šventajame rašte, ir matome, kad jis tikrai vaisingai darbavosi dėl Dievo. And that was due in large part to Barnabas and his influence. Ir manau, kad tai didelė dalimi susiję su Barnabo ir jo įtaka. His servant spirit. Jo pasitarnaujančia širdimi. Willingness to restore a relationship that was strained or possibly negative, I don't know. Ir jo pasiryžimu atstatyti santykį, kuris galėjo būti sugriautas. But how do we know that was the thing to do? How can we know for sure? We know that Barnabas was a good man because of who he gave and what he gave to others. Ir žinom, kad Barnabas buvo geras vyras dėl to, kaip jisai davė, aukojo, kaip jisai mylėjo. But he was a good man because he had also a fruitful life through Paul, and we don't know how many, and John Mark, and we don't know how many others. Bet taip pat jis buvo geras vyras, nes jo gyvenimas buvo vaisingas, ir tai matome ir Pauliaus, ir Morkaus gyvenimuose, ir nežinom dar kiek daugybė žmonių. See, Paul's ministry began after Saul spiritually rescued him
and established a relationship that was good for both of them and for the Lord. Barnabas. He helped Saul of Tarsus, and they became both good friends and servants for the Lord. Taip. Tai Barnabas padėjo Sauliui ir jie tapo draugai ir kartu tarnavosi dėl Viešpaties. And then after many years, 2 Timothy chapter 4, verse 11. Ir po daugybės metų antram laiške Timotiejui, 4 skyriaus 11 eilutėj, Read that for me, please. matome, kad rašoma: Vienas Lukas tėra su manimi, pasiimk ir atsivesk Morkų, jis man naudingas tarnavimui. These words are not penned by a young Paul or Saul of Tarsus. Ir šios žodžius užrašė ne tas jaunas vyras Saulius iš Tarso. This is 2 Timothy chapter 4. Tai yra antras laiškas Timotiejui, 4 skyrius. Paul is in prison. Tai juos rašo Paulius His po earthly daug life, metų jau kalėjime. his earthly life is soon to be over. Ir jo gyvenimas šioje žemėje jau ėjo į pabaigą. And he goes home to be with the Lord he loved and served. Ir jis jau ruošiasi eiti į namus su Viešpačiu. And in writing to Timothy, he says, when you come, bring Mark, Ir jisai rašo Timotiejui: Kai tu atvyksi, pasiimk Morkų, for he's profitable to me for the nes ministry. jis man yra naudingas tarnavimui. No more skeptical and no more doubtful and no Mark's not going with me. Ir nematome jau jo abejonių ar kažkokių klausimų, kad Morkus neturi eiti kartu su mumis. Now he says, take Mark and bring him with you. Dabar jis sako: Pasiimk Morkų ir atsivesk. Because he's good, profitable to me for the ministry. Ir sako, kad jis yra man naudingas tarnavimui. So the Bible says Barnabas was a good man Biblija sako, kad Barnabas buvo geras vyras, because he gave of what he had for the Lord's glory. nes jis davė tai, ką turėjo Viešpaties šloviai. He gave of his life for the Lord's glory. Jis dalinosi ir tuo, ką turi, ir savo gyvenimu Viešpaties šloviai. And to do that required him putting his plans and his program aside. Putting his plans, his programs aside and putting the Lord first. Ir kad tai galėtų padaryti, tai jis turėjo padėti į šalį savo planus, savo troškimus ir pirmoji vietoje laikyti Viešpatį. And that resulted in a fruitful life, a flourishing fruitful life for the Lord. Ir jis taip nugyveno tikrai vaisingą gyvenimą dėl Viešpaties. You know, as we look at Bible characters and maybe we'd want to be this one or this one or this one, heroes in the Bible. Kai žvelgiame į Bibliją ir įvairius Biblijos herojus, galvojam, kad norėtume būti kaip vienas ar kitas žmogus. We look at the Apostle Paul, and he stands apart and stands above many and most. Ir matom, kaip apaštalas Paulius, jis labai išsiskiria iš visų kitų. Barnabas, many times we look over. O Barnabą dažnai mes pražiūrime, But here's the thing about Barnabas. bet svarbu pažymėti, We can all aspire to be a Barnabas, and we could be one. mes visi galime siekti būti kaip Barnabas ir galim būti tokie. Not many Apostle Pauls, but all of us, every one of us could become a Barnabas. Gal ne visiems mums pavyks būti kaip apaštalui Pauliui, bet mes visi galim būti kaip Barnabas. If we give what he gave and do what he did and love as he loved. Jeigu duosim taip, kaip jisai davė ir mylėsim, kaip jisai mylėjo. In closing, let me ask you a question. Galiausiai noriu paklausti, Can you think of a person, a man or a woman, probably older, mature, who's been a Barnabas in your life? ar galit prisiminti kokį nors žmogų, tikriausiai vyresnį už jūs ir brandesnį, kuris jums gyvenime buvo kaip Barnabas? Most of us have one. Tikriausiai visiems mums teko. Question, do they know it? Bet ar jie tai žino? It would encourage them if you'd let them know. A Barnabas, man or woman, has been a blessing to you. Let them know what a blessing they have been. Tai būtų didelis padrasinimas tam žmogui, jeigu jūs praneštumėt, kad tas žmogus jums buvo kaip Barnabas. Didelis palaiminimas. Personally, contact them if you can, or write a letter, Pasakykit asmeniškai ar parašykit laiškelį. phone call, text. We can do all things. We can reach around the world. Paskambinkit ar parašykit žinutę. And it'd be good to let them know. Not all of us can be a Paul, but we could all be a Barnabas. Tai būtų labai gerai taip juos padrasinti. Nes ne kiekvienas iš mūsų galim būti kaip apaštalas Paulius, bet mes kiekvienas galim būti kaip Barnabas. And to become a Barnabas, you have to be real good at forgiving. O tam, kad būtum kaip Barnabas, turi gebėti atleisti. Taking second place for the glory of the Lord and be willing to do it. Happy to do it. Second place? Huh? Second place? Take a place other than first.
Tai nebijoti atsistoti šalia, būti antroje vietoje, o ne pirmoje ir tai daryti dėl viešpaties.